Lengvas vėjas. Mes tikri vyrai. Nereikia. Kokių siurprizų radom. Sveiki visi sugrįžę į Beno projektai kanalą ir šiandieną darysim video apie šį štai gražuolį baltą Durango. Ir kai kėliau intensyviau video, tai apie kuro sąnaudas visi rašėt išbandyk Durango. Išbandyk Durango 5.7. Tai mes šiandieną turim 2017 metų Dodge Durango Citadelė 5.7 variklių. Kiek kilovatų yra variklių? Neatsimenu. Tikrai. O dujos sumontuotos, jau padarytas projektas, iš tikrųjų mes šį projektą ir darėm iš Amerikos ir laukia tikrai nemažai video apie jį, 2 turbūt, arba net tik 1, nes mes jį greitai darėm vasarą ir jau su juo klientas pravažiavo 15 000 km, bet kodėl jisai pas manęs atsidūrė? Nes Durango turi tokią problemytę, galinės lempas, mes turime, dabar išimtą galinę lempą, ir prieš kelionę mes visą laiką turim kažką paremontuoti, pasižiūrėti, tad einam, įdėsim nabagui galinę lempą ir galėsim važiuoti toliau ir pakalbėsim daugiau apie šį automobilį. Tad einam, pasidarbuojam ir tada kimbame į kelią. Na, o jeigu jums kyla klausimas, ką aš šiandieną veikiu, tai galiu parodyti keletą projektų, kurie pas manęs, keletą, vadinkime, darbų ar nebaigtų projektėlių ir šiokių tokių dalykų, kas jūsų laukia ateityje. Ir šiandieną stengčiaus pasitaisyti, iš tikrųjų truputėlį apsišaudžiau su visais darbais, apsimėčiau ir šiandieną galiu pasakyti, kad grįžtų YouTube ir bus 2 tipų video. Bus video, kuriuos jau sakiau, kad grįžtų, bet negrįždavau. Tai turiu sufilmavęs turbūt apie 20-30 video, juos reikia sumontuoti, peržiūrėti, sudėlioti ir peržiūrėti, kas čia yra. Iš jų gaunasi ir kas gaunasi, kad nusprendžiau daryti 2, kaip ir sakiau praeitą kartą, turbūt 2 juostas, tai kas vyksta šiandieną mano gyvenime, kokius projektus turiu šiandieną ir taip pat daryti antrą eilę video, kur bus iš kelionių, iš visokių tais mašinų projektų. Mes šiais metais apie 10 mašinų suremontavom ir paleidom į gyvenimą, tai kokias 5 ar 6 tikrai galiu jums parodyti ir papasakoti ir taip toliau. Ir mes taip pat dar turime nemažai projektų kieme stovinčių, kad ir pavyzdžiui šis gražuolis Porsche Macanas. Tai jau turime Macaną. Šiuo metu lankosi svečiuose Camaro, nes biškai veidrodėlis nulūžo, bet su Camaro kita istorija ir tikrai bus daug video. Turime štai va čia mano tėtės Subaru ir mes tėčiai nupirkom naują Subaru, tai bus apie Subaru kiti video, filmuojama, remontuojam šiuo metu, atvažiuojant tėtis su šituo Subariuku, savo senuoju, jam tiesiog neužkalė, o pradėjo 2 cilindrai nedirbti ir apsistojęs pas manęs. Taip pat turiu dar porą projektėlių, tai spėkit, kas čia stovi su auksiniu raktu, o čia auksinis ratas. Tikrųjų įspūdinga vasara kelionė buvo su šiuo automobiliu, tai bus video iš tikrųjų daug prifilmuota ir parodyta, be to, iš karto pasakau, ratus dažė paras.lt ir mes taip pat dar turim Volvo XC90, čia draugas paprašė, tiesiog draugo mašiną, jisai, kai turi laiko, pats pasitvarko ir varys technikinę. Bet jeigu kažkam reikia XC90, tai atvažiuokit, apsižiūrėkit, galit pirkti, parduodam. Na ir žinoma dar vienas projektas, didžiausias turbūt šiais metais, kas manęs laukia, uždengtas su plėvele ir spėkite, koks čia automobilis numeris 1 po plėvele. Taip pat yra Celica, mano pirmoji mašina ir grįšim prie jos. Taip, ten stovi kamputį Infinitis ir su Infiničiu projektai nebaigti, išlindo, atsisėdęs kažkada papasakosiu visą istoriją, kaip su juo čia viskas gavosi. Be to, kai mes šitą projektą užbaigsim, galimai jisai bus parduodamas, tiksliau jis šiuo metu net yra autopliuse įdėtas, bet nebaigtas projektas, bet nupirkau ką tik donorą detalėm, kurių mums trūksta, tai mes jį užbaigsime
sausio mėnesį, vasarį jisai jau lėks pilnai savo visų galingumu ir mus džiugins mūsų akis gatvėse. Kaip žinia, mano daržinė nelabai kokia ir mes daržinę verčiame gražių garažu. Tai va čia pirmoji siena, kurią mes remontą ėmėmės, nes įdėsiu nuotrauką čia kažkur kamputyje, nes būtent čia praeitais metais išpušė vėtra skylę ir reikėjo sutvarkyti prieš šią žiemą, tad mes šiais metais pradėjome realiai remonto darbus. Ir jeigu jums įdomu, kaip mes remontuosim šitą daržinę, tai irgi rašykit, komentuokit, o mes tada jums nufilmuosim ir parodysim būtent visos šitos daržinės remontą arba virsmą normaliu garažu. Na ir dar vienas automobilis. Projektas Eclipse, jinai vis dar pas mane. Ir nežinau, aš ką su ją darysiu. Tiksliau žinau, aš turiu tokią vieną mintį. Tad ką, Eclipse per šitus keletą mėnesių kieme praktiškai niekada nestovėjo, veikia kaip pakaitinis automobilis ir realiai jinai pravažiavo daug kilometrų, jokių gedimų neišlindo, apie 4-5 tūkstančius kilometrų buvo susukta per čia keletą mėnesių su ją ir jinai puikiai važiuoja toliau. Tad reikia kai ką sutvarkyti ir bus ledinė mašina. Tad vienu žodžiu, su Eclipse dar bus keletas video. Na, dar yra autobusas. Autobusas, jam baigėsi technikinė sausio mėnesį, tai mes jį irgi varysim remontuoti. Tai gruodžio sausio mėnesį bus nemažai tų tranzitų video. Irgi darysim virsmą šio automobilio. O ką dabar? Lyja, šlykštus oras, einam įsidedam galinę lempą į Durango ir papasakosiu, kas nutiko šiai Durango. O Durangienui už štai kas nutiko. Įprastai Durango turi problemą, kad šita sekcija nešviečia, tai jinai buvo sutvarkyta, bet kažkokiu tais būdu čia buvo išlūžę šitas, čia toliau bėgo vanduo, paskandino platą ir šitas Durango lempa buvo sugedusi. Tai mes ką turim dabar padaryti? Mes turim įdėti atgal šitą lempą ir dar, kadangi sumontavom vasarinės žeminės padangas, tai dar vasarinės padangas susidėti kažkur saugiai. Taip. Tai pirmas dalykas, kurį mes padarysim, tai einam nusivalyti šitų visų Durango, nusisausinsim ir suplausim vietas, kur būtent dėsim. Atrodo, daug nevažiavau su šitom plėvelėm užsikliavęs, bet realiai tai, kaip matote, nemažai prilijo. Na ką, prisikabinom, tai realiai, kai užsikurs, čia viskas gražiai švies. Čia taip sutvarkė, galim parodyti, kaip užsikurė. Šaltas, be to, būt gerai raktelį įkišti į vidų. Nu va, ir gražiai šviečia. Tai ką, liko tik tai susukti dar daug varžtelių, pajungt dar vieną laidą ir būsim surinkę. Remontą atlikom. Šviečia, kaip matėt. Galim dar įsitikinti, ar šviečia. Nešviečia. Šviečia. Tai šviečia. Lempiečka šviečia. Nuberiau, švietimas šviečia. Tai einam persirengti. Varom šeimą pasiemam. Ir lekiam į degalinę. Pilsim pilną dujų baką. Tai didelis bakas apie, nežinau, galima sakyti apie 400-500 km galim nuvažiuoti su pilnu baku. Tai pažiūrėsim, ar mes šiandieną su Durango pilnu baku nuvažiuosim apie 450 km. Ar tiek užteks? Tai ką, einam persirengti ir važiuojam. Ai beje, aš pats pasižiūrėjau video ir žiūriu, kad aš čia su plyšusiam keliam ir taip toliau. Tai nelabai planavau dabar daryti video. Čia taip ekspromtu gavo, sakau, žiūrėk, Durango yra, reikia pralėkti plungę, davai susifilmuojam. Tai va, todėl aš čia taip belė kaip išėjau aplinkos biškit tvarkytis ir pagalvojau, kad reikia susifilmuoti. Tai sorry už mano aprangą, darbinė. Aš, žinot, gyvenime yra toks pokis fake it till you make it, tai man atsibodo dėl to fake it till you make it, tai aš rodau taip kaip yra. O jeigu jau pradėjom nuo pabaigos apie šį Durango kalbėti, tai prisiminkime, kaip tas Durango buvo sudaužytas. Ir tai galim greitai pamatyti per Car Vertical ataskaitą. Ir jūs visada
kai perkate ar ketinate įsigyti automobilį, patikrinkit jo istoriją Car Vertical su BEN 20 nuolaidos kodu. Nuolaidos kodu matote čia. Aprašyme yra linkas, kur tiesiog paspaudžiate ir iš karto galite patikrinti ataskaitą. O ką dabar? Žiūrim šio Durango Car Vertical ataskaitą. Tai ką matome? Matome, kad Dodge odometras yra gerai, teisinė būsena gerai, title patikra su šauktuku ir patirta žala. Tad ką iš karto keliaujam prie nuotraukų ir matome žalą. Tai dešinė pusė gera, galima matyti, kad dešinė pusė Durango buvo gera ir dabar gera ir visa pusė dešinė yra ideali buvo. Bet, variklį po to atidarysim, bet dešinė, kairė, atsiprašau, pusė buvo truputėlį, pagerinta. Vadinkim taip, tai keitėm šitą sparną, dėjom naują, veidrodėlis buvo nuskintas, uždėjom naują veidrodėlį. Ką, durelės tos pačios, čia dar matosi rankenėlė, kad biškiai įlūžus, biškiai tokį nedadėlką turiu palikęs, bet viskas ten buvo sutarta ir neradau, kaip ten buvo. Per skubėjimo šitos durelės tos pačios ir bakaviną ištiesino, palikom tą pačią bakaviną ir viskas. Ir žinoma, buvo ratlankis irgi daužtas, su skyle, ratlankius dažėm ir salone, prisimenu, lyg ir viena oro pagalvė. Palaukit, reikia prisiminti, kaip mes turime, salone buvo šovusi keleivio sėdynė, vairuotojo sėdynės buvo šovusios oro pagalvės ir taip pat užuolaidos buvo šovusios, tai tvarkėme ir lubas. Tai va, ir rida, kas yra svarbiausia, rida šio Durango, kaip matome, žiūrėti daugiau. Matom, kad buvo 129 000 Amerikoje ir tiksliau nuo pat pradžių, kad jinai nekilo normaliai ir auto įvykis atsitiko, kai jai buvo 161 273 ir Lietuvoje priregistruota, kai buvo 162 043 kilometrai. Tai va, matom, kad viskas ir su rida yra gerai ir taip pat, ką galim pamatyti, Car Vertical ataskaitai, jo komplektacija, laiko juosta, galim matyti, kad jo patirta žala buvo užfiksuota žala kovo mėnesį 24 metų, mes berods balandį ją nupirkom, ar netgi kovą ir nupirkom, praktiškai iš karto po auto įvykį. Tad, chebryte, tiek apie Car Vertical ataskaitą šio automobilio, jūs neužmirškit naudotis BEN 20 nuolaidos kodu, perkant Car Vertical ataskaitą, tai sutaupysit 20% nuo Car Vertical. Ir ką, neužmirštam naudotis, o mes ką, judame toliau į kelią. Katytę paliekam namuose, nuo mūsų draugė viena. Šokam į Durango ir lekiam mamos gimtadienio švęst. Ir ką jūs jau manot? Ir kamera veikia. Ir mūsų kelionė štai va. Ir prasideda. Nusileidome nuo kalno, artėjame prie kelio darbų, tad lauksime šviesoforo žalio, tai galim truputėlį ir pakalbėti, kas čia yra per Durango. Tai yra senesnis modelis, tai sena multimedija, su tokiu, va čia galite matyti toks paprastas, kaip čia dabar vadinti, joystickas pavarom, turim lapkutes prie vairo, turim šildomas ventiliuojamas šildomą vairą, kamerą, kažkas dar tenais yra visokių prietaisėlių. Turim navigaciją, navigaciją turim laisvas rankas, ką čia dar turim, visokių toks. Ir turim dar telikus, vaikai jau atidarė telikus, bet vaikų nefilmuosiu, mano žmona, tai telikus vėliau parodysiu. Ir turim Landi Renzo kabuką ir dujos čia yra Landi Renzo sumontuotos 007 servise.
aprašyme paliksiu nuorodas serviso, būtent 00 nuorodą, tai aš tik tai pas juos rekomenduoju dėti dujas, pats montuoju tenais, jau kelinti metai, kokie 10, tai būtent čia va taip. Tai ne pats naujausias modelis, 17 metai, bet mes jį paleidom su 160 000 kilometrų, dabar jau yra 175 000 kilometrų nuvažiavęs. Važiavom į degalinę, gesinam automobilį ir einam pilti dujų. Tai į dujų baką, prie benzino bako taip lengvai neprisivyrausim, reikia mygtuką paspausti. Paspaudžiam mygtuką. Čia žiūrėkit, kaip gražiai padaryta yra. Va, yra benzino užpilimas ir yra dujų užpilimas. Tikrai labai gražiai sumontuotos dujos. Na ir jungiam. Tai, kaip matom, iš gyvenimos purvinas nabagėlis. Ką čia papasakosim, tai parvažiavo šitą mašiną apie birželį. Žinau, kad rugpjūčio vidury jinai išvažiavo į Daniją. Buvo Danijoje, pravažiavo nemažą kelionę turėjo ir labai gerai laiko. Tai va, tai per keletą mėnesių 15 000 km nuvažiuota. Pirkom tik tai 2 detalės iš signeda.lt. Pirkom sparną šitą iš signeda.lt ir veidrodėlis yra nupirktas irgi iš signeda.lt. Galit nueiti apsilankyti. O visos kitos detalės yra originalio šio automobilio. Lempa buvo viena auselė nulaužta, užklijavom, sutvarkėm, padarėm. Ir visos kitos dalys yra originalios. Tai va. Ir dažėm, man atrodo, visą šitą Durango, tik tai galinis dangtis nesidažė. Praktiškai visą mes jį esam dar ir perdažę kartu su stogu. Tai buvom vos ne viską išardę. Ir surinkinėm prieš keletą mėnesių. Ir nuo toks gražus automobilis gavos. Tai ką? Turėtų būti nemažas bakas, aš atsimenu apie 70 ar 80 litrų dujų telpa. Tai žiūrėsim, kiek čia šiandien mums pribėgs. 37 litrai jau yra įbėgę. Ir mes tuoj... O, mano operatorius į balą įkrito. Linkėjimai mano žmonai, vis tiek žiūri operatorių šiandien. Va, liuksą rodo. Geriausias operatorius ir žmona, žinok. Kol dujos bėga, tai gryną reklamą darysiu iš tikrųjų. Tai padangas pirkau paras.lt. Paliksiu vadybininko Andriaus kontaktus. Skambinat, sakot, nuo Beno. Skambinam, tai šitus ratlankius irgi mes, kai remontavom automobilį, dažėm paras.lt, buvo vienas sugadintas, su skylė toksai, tai mes realiai paras.lt tada sutvarkė, nudažė ir pasirūpino vasariniam padangom ir dabar taip pat paras.lt mes uždėjom ir žieminės padangas, triangulus, brangus kinas. Taip tai nemažai esu pravažinėjęs, jau man atrodo 4 komplektas, ant kurių šitas padangas dedam, tai iš tikrųjų aš asmeniškai esu patenkintas ir ant mano A8 irgi yra būtent tokios plačios padangos. Tai ką mes turim pilnėjantį baką, 55 litrai dujų ir dar man dujos buvo nesibaigusios. Tai mano šiandienos tikslas yra nuvažiuoti į Plungę ir parvažiuoti. Ir mes maždaug turėsime apie 450 km, kaip sakiau, su vienu dujų baku. Tai pažiūrėsim, ar tilps į visą kelionę su vienu dujų baku. Žiūrėkit, dujos dar nebuvo baigusis, o mes jau turim 63 litrus dujų pribėgus ir vis dar bėga. Tai tikrai didelis bakas ir vienai kelionė. Atrodo mašta didelė, kad ir 5-7 variklis, bet prisidėlį dujų, pilną bakelį. Ir šutinį. Ir turiu pastebėti, šiandieną yra priešpriešinis vėjas nuvažiuojant, tai mes tikrai važiuosim į mus bus vėjas ir bus priešpriešinis vėjas. Parvažiuojant, žinoma, mums bus į uodegą. Tai pasižiūrėsim, kiek iš tikrųjų tų dujų sudegins. Tikrai nebus lengvas kelias šioje kelionėje. Lengvas vėjas. Iš tikrųjų, tai mes čia laukiam, kada, aš tiek jau kalbu ir nusišneku, vis laukiam, kada pribėgs 71,
72 litrai ir bus 73 litrai ir stoja. Matau, kad stoja, aš neatsimenu, ar mes turim tenais padarę. O, X nuvažiavo su 4.8 varikliu. Noriu, tai irgi 4.8 variklio. Sakė, nelauksiu, čia Durango didelis bakas ir nuvažiavo X tolin. Tai 74 ir dar bėgam. Pasakiau, kad didelis bakas. Bet jau viskas stoja. Už 50 eurų mes įsipilam kuro. Viskas jau praktiškai prisikimšom. Opa, 50 eurų ir 1 centas. Jamam šitą daiktą žemyn. O, jėtus, ne visi kažkaip. O, taik. O, pavyko. Labai svarbus momentas yra užsukti atgal va tą. Ai, filmuoja, kad aš irgi baloju, ne? Kiek čia reikės man dabar karpytis, ko? O gal nekarpysiu. Ha! Tokį ir paliksiu. Uždarome, varom apsimokėti ir kimbam toliau į kelią. Ir mes dabar mūsų kelionėje, ką darom? Nulinam, nusinulinam. Ir pažiūrėsim, kiek borto kompiuteris rodys ir kiek realiai sudeginsim dujų. Žiūrėkit, kaip gražiai užsidega Durango. Vupt. Atsiranda ir visas tas ekranas didelis. Ekranas ir ką, pradedam judėti ir kelionę. Tai ką, pradedam važiuoti? Paklausykit variklių, kaip skaniai, gražiai skamba varikliukas. Na ir ką, kalėdos artėja, žiūrėkit, eglutės jau veža, eglutės kalėdų metas. Statėme autopilotą ir šitas Durango taip pat turi ir Distroniką, tai atstumo palaikymą, tai kadangi mes važiuojam dailiai, užsistatėm vidutinį greitį 115 ir važiuojame su Distroniku, tai vienu žodžiu viskas bus fainai. Ir dar norėjau papasakoti čia apie tokius esančius mygtukus va šitoj vietoj. Tai kaip žinia, čia yra V8 variklis, 5.7 V8 variklis, kuris kartais atsijungia, kartais neatsijungia. Tai reiškia, kartais dirba, pavyzdžiui, dailiai važiuojant, dabar jisai dirba ant 4 cilindrų. Ir naujesnėse modeliuose tai rodo ant skydelio, kad jisai dirba ant 4 cilindrų, o šitam tai aš ant skydelio niekur to nemačiau, kad rodytų, bet realiai, iš kur mes žinom būtent šitas mygtukas Eco Off. Tai jeigu Eco Off įsijungiam, tai vadinasi, va dabar visą laiką dirbs tik tai ant 8 cilindrų ir netjunginės 4 cilindrų. Kai paspaudi Sport On, tai automobilis dar atsigauna. Aišku, mes dabar ant autopiloto važiuojam, tai jokio tenais skirtumo nesimatome, nesijaučia, bet šiaip iš tikrųjų automobilis įsitempia, dirba geriau, šitą greitesnis atsakas yra greičio pedalo, pavarų dėžė greičiau dirba, aukštesnius sūkius palaiko. Tai mes, kadangi šiandieną žiūrėsim, kiek tas 5.7 gali sudeginti kuro ne per daug, tai spaudžiam Eco Off, tai sako sportą išsijung, tada Eco išjungiam ir mes važiuosim trasoje, va, tokiam kelyje, tada, kada jam nereikės stipriai dirbti ant 4 cilindriukų. Tai iš tų V8 lieka 4 cilindrai ir dabar pažiūrėsim, kaip suveiks mūsų Distronikas, kurio aš nesijungiau. Va, įsijungiau va dabar šitą atstumo palaikymą ir va, matysim, kaip mūsų atstumo palaikymas puikiai veikia. Pavyzdžiui, kitose mašinose atstumo palaikymą tu gali, tai reiškia, įsijungia autopilotą ir atstumo palaikymas automatiškai įsijungia. Šiame Durange reikia dar atskirai įsijungti ir atstumo palaikymą kažkaip. Tai mes dabar, aš buvau iš pradžių užmiršęs įsijungti, tai dabar va, atgal įsijungiau ir ką mes važiuojame pasistatytų greičių su atstumu, tai važiuosim paskui priekyje esantį automobilį.
Tai ką mes turim, važiavom iš tikrųjų priešais vėją ir tikrai jaučiasi, kad automobilis yra nemažas, jautėsi truputėlį, kad jis toksai nuplaukiantis nuo vėjo, bet žmona nieko nejautė, tai reiškia viskas kaip ir gerai. Kuro sąnaudas turim, borto kompiuteris rodo 14,4. Na ir ką, mes jau nuvažiavome 162 km nuo degalinės ir jau turim išsukimą iš autostrados ir mums liko apie 35 km iki mūsų tikslo. Visada, kai važiuoju, tai prisimenu, kad kažkada mechaninė pavarų dėžė turėdavo. Tai va, dabar tik tai. Normalūs tėčio garsai. Nu ką, plungės žiedelis, plungės žiedas, tai va, viskas jau baigęs mūsų, kaip sakoma, plungė 4, tai mes į Barkalių kaimą važiuosim. 195 km, mums iki namų 5 km liko, tai bus 200 km nuvažiuota. Ir ką tik rodė vidutinės kuro sąnaudas, tai yra 100 km 14,0, dabar 14,1, tai realiai per tą gražų atstumą dar netgi sumažinom nemažai vidutinės kuro sąnaudas. Ir va, turime Plungę pasiekę, tai ką, lipsim tuoj sveikinti mamos su gimtadieniu ir pavalgysim, pabūsim Plungėj ir trauksime atgal į Kauną. Niekam nesiunčiu. Dabar kiek? Aha. Oi, kokie sunkiai. Kartas siuvėjas, tai bet kaip pirkti išeina, jeigu pats tas nuneštum į siuvyklą. Sunkiausias darbas įsitraukti kalėdinį dovanėlės. Vėl. Gediminai, trauk mūsų. Tu galim trauk dar daug liko, tavim trauk. Ką čia traukti vieną palikai kalėdinę dovanėlę? Viską iškėliau. Kaip ar toks? A galiu duoti žmonai lapelį, gintarį lapelį. Na ir ką, baigės balius. Stalai susitvarkė. Keliausim į mašiną ir mes važiuosim. Ką, lyja apie 10:30, o mes išvažiuojam iš Plungės. Nu, tiksliau dar neišvažiuoju, dar važiuoju. Parvežiau tėvus namo. Ir aš važiuoju susirinkti savo šeimos iš brolio namų. Ir mes lėksime namo. Va, kaip gražiai viskas šviečia. Tikrai gražus automobilis. Viskas fainiai. Labai gerai veža. Šokame į vidų ir lėkime toliau. Vėjas didelis, pučia. O, čia be to nerodžiau, kad šviesi koža, citadelė ir dar gera muzika. Varom namo. O Durangėnas gerai kelionę įvykė. Va, einam išsikrauti daiktų ir eisime miegoti. Parvažiavom namo, o mūsų katytė, kur palikom, ten ir sėdi. Labas. Labas, pilkutė. Ką, labas rytas. Reiks važiuoti toliau su Durangu. Ir labai gerai, kai būna nuotolinis užkūrimas. Bruptų, užsikūrė ir lėksim toliau. Vakar nuvažiuota 421 km. Dabar lėkiam iki Kauno, į Senukus, ką reikia nusipirkti, o Zapiškį vis dar kelio darbai. Tvarėm senius, reikia kažkokį tais įrankį nusipirkti. Nes darbai tai vyksta namie, tai galvojam nusipirksim už tokį stalą. Kiausiai, tu sakiom, plokštėm, lentom ir taip toliau. Tai, ką jūs manot apie Makita įrankius? Ką renkatės jūs? Makita, DeWaltą, Skillą ar kažkokius kitokius įrankius savo visokiams projektams? Ką renkatės? Mes tai rinksime šiandien šitą. Pažiūrėsim už poros valandų, kaip jisai dirba. Kodėl su Durangu važiavom? Šitai
Tokių dėžutė nemaža. O paletė, kad jums įduotų visą paletę. Va, ir telps mums. Įkišėm į Durango. Nu, einam, susikišim daiktus. Susikišim. Uždarom. Pip, pip. Lekiam. Kiek jau turim kilometrų privažinė? 407. Kad tą progą nusipirkom jau įrankį, tai reikia ir unboxing padaryti. Filmavimą. O. Opapa. Žiūrėk, instrukciją turim. Mes tikri vyrai. Nereikia. Mes juk tikri vyrai. Ką mums tos instrukcijos? Tikriems vyrams instrukcijų. O, kūmis nemažas. Nuo tos dėžės pradėjom. Ką Durangėnas nuvažiavo su dujom 498 km ir mes šiandieną atvažiavom į tokį garantinį aptarnavimą po 15 000 km į 007 servisą Landirenzo. Tai ką, statom priešais vartus ir einam į priėmimą. Rekomenduojame būtent šitą servisą 007, aprašyme bus nuorodos. Paginėjęs dujos turim nuvažiavę 515 km. Į Kalniuko važiuojant iš tikrųjų buvo pasibaigusios, tai 515 km nuvažiuota. Gavome į degalinę, pilsime pilną baką dujų ir pasižiūrėsime, kiek Durango nuvažiavo su pilnu baku dujų. 515 km. Jeigu dar spėsite iki video pamatyti, ne iki tiesos akimirkos pamatyti, tai komentuokite į komentarą, kiek dujų manote surijo 100 km ir kiek kainavo dujus. Mes esame šiuo metu Baltic Petroleum, švieslentėje dega 68,9 centai. Šiam 9 centai realiai kainuoja dujų litras ir pasižiūrėsime, kiek kainavo dujos. Arba, tiksliau pasakius, 515 km su šiuo Durangu. O, čia buvo geras, buvau palikęs ant D, užgesnau mašiną, pats persijungė į P. Tai nuvažiuota 515 ir 300 metrų. Ir ką, keliaujame pilti dujų. Vėl patogus išsukimas. Čia patogu pasidėti. Būna vieni normalus, o kiti būna, kur reikia laikyti. Tai ką, Durangiuks. Tai ką, baigėsi mūsų pilimai. 88 litrai realiai, 89 litrų dujų. Buvo išsivarbolins, nemažai. Ką, einam. Nebegrūtam, einam mokėti, žiūrėsim, kiek 100 km kainavo. Ką, lekim atgal į Vilnių su Durango. Ir čia jau paskutinė mano kelionė šiame video, bet aš turiu čekiuką, kur užsipylėm dujų, bet ne šitoj degaliniai. Spėkit, kokioj čia dabar degaliniai stoviu. Galite pamėginti parašyti komentarį, kur aš sustojau pasifilmuoti paskutiniam kadrui. Tai va, tai ką mes turim čekį ir prieš tai, kaip matėt, mes nuvažiavom 515 km su Durangėnu ir įsipyliau 89,07 litro dujų ir gavosi, kad 100 km Durango turėjo 17,28 litro dujų. Ir galite klausti, kaip aš tenais važiavau tą visą kelią, tai į priekį plungę važiuojant važiavau pakankamai ramiai, bet buvo stiprus priešpriešinis vėjas. Ir tikrai jautėsi, kad šitas automobilis yra didelis, mėtė ir taip toliau, nemėtė, bet, žinot, kaip vėjo gūsiai tokie pagauna, ne? O atgal, kadangi važiavom vakare, naktį, tai truputėlį ant snūdo buvo paėmė, tai iš tikrųjų
kad greičiau namus pasiekčiau, biški važiavau greičiau. Tai va, tai ir gavosi 17 litrų dujų ir jeigu mes paskaičiuosime pinigais, aš toj degaliniai užmiršau, kad pasikeičiau telefoną, užmiršau, kad neturiu toj degaliniai programėlės, tai tenais praktiškai švieslentės kainą sumokėjau ir gavosi 61,37 euro centai. 100 km, kas būtų apie 11,91 centas 100 km. Aišku, galite atsisakyti, kad dar kažkiek degino benzino, bet tikrai minimaliai, nes tikrai pakankamai greitai persmigė dujos. Šitas automobilis visą laiką, kai persmigė dujas ir ryja dujas, tai, nežinau, litrą galima skaičiuoti, 500, ten dar 20 centų galima skaičiuoti, tai euras, 12,20 gal kainavo 100 km vidutiniškai. Tai nežinau, ką jūs manot su tokiu Durangu 5-7 varikliu, didžiuliu, su tikrai didelė mašina, tilpti, galima sakyti, į 12 eurų 100 km. Tai kaip manot, parašykit komentaruose, daug ar mažai. Ir ką, neužmirštam naudotis bent 20 nuolaidos kodų per Vertical ataskaitai gauti, kaip matėt šito Durango anksčiau per Vertical ataskaitą tikrai kairys šonas buvo sudaužytas, dabar gražu, viskas fainiai, važiuot galima, fainiai ir taip pat neužmirškim subscribinti kanalo Beno projektai, nes visai neužilgo parodysiu, kaip čia viskas vyko ir kokių siurprizų radom šito Durango viduje. O ką, mes dabar susitiksime visai netrukus kitose mano kuriamuose video, nes yra dar tų automobilių, yra daug prifilmuota iš vasaros visokių video, o mes dabar ką baigsim čionais ir susitiksim jau neužilgo. Iki. Ir viskas. Viskas baigės. Šoksime atgal į audinę.